Sveiki, su jumis sveikinasi Girstė iš Intro dizaino. Kviečiu jūs susipažinti su mūsų jau įgyvendintu interjeru 100 m² butu ant Neries upės kranto. Užsakovas namus įsigijo, kuomet jau buvo išlietos betono grindys bei susuktos pertvaros. Tačiau esamas namų išplanavimas visiškai netenkino kliento poreikių, dėl to teko suprojektuoti naujai. Panaikinome nereikalingą miegamąjį ir taip sukūrėme didesnę erdvę laisvalaikio zonai bei virtuviai. Šioje vietoje turėjo būti katilinės kambarys, kurį nusprendėme naikinti ir visus namo aptarnavimo prietaisus kelti į pirmą aukštą sandėliuką, o gyvenamoje erdvėje pasilikti tik tai skalbimo mašiną bei džiovyklę. Vietoj to suprojektavome erdvę spintą ir ją padalinome į dvi dalis. Tad šis segmentas atlieka lauko drabužių susidėjimo funkciją, o šioje dalyje sudėjome visus buitinius prietaisus. Tad viduj turime rozetės reikalingas siurbliui ir kitiem prietaisam, o šiame segmente turime skalbimo mašiną bei džiovyklę. Kadangi skalbimo mašiną ir džiovyklę dedame į vidų baldo, jai padarėme difuzorių, kuris ištraukia orą ir taip nesusikupia šiame segmente jokia drėgmė, nesikupia blogi kvapai ir tiesiog negadiname realiai baldinių plokščių. Pirmoji namų medžiaga, kuri atrado savo vietą namuose, buvo šis kvarco akmuo. Pagrindinis namų šeimininko noras buvo turėti kuo mažiau ekspresyvaus medžio rašto baldų interjere. Kadangi pasirinkome pilkšvus fasadus, reikėjo įvesti jaukumo valgomoje zonoje. Tad stalo stalviršiui pasirinkome tamsesnį neutralaus medžio raštą. Ta pačią plokštę panaudojame indaujos lentynoms, kurios subtiliai kontrastuoja su marmuro raštu. Indaujos nenorėjome įstiklinti pilnai ir jos užnugaryje turime šią marmuro rašto plytelę, kuri yra matinė. Tačiau norėdami sukurti kuo daugiau atspindžių, už jos įmontavome stiklą. Kadangi virtuvė yra pagrindinėje namų erdvėje, ją suprojektavome simetriškai, tad iš abiejų šonų turime aukštus segmentus, o viršutinės spinteles projektavome dviem lygiais. Ir visą tai apjungėme šiuo kvarco akmeniu. TV sienos pagrindinis dekoro elementas yra didelio formato plytelės, kurios yra book match, jos sudaro drugelio efektą ir mes jas dėjome nuo pat namų grindų iki nišos viršaus. Tos pačios kalakata marmuro plytelės mus pasitinka tik įžengus į namus, tačiau čia jau parinkome blizgų paviršių. Meistrams buvo tikras iššūkis suvesti didelio formato plytelę su laiptų pakopomis. Ta pačią idėją atkartojame ir su lauko drabužių spinta, dengiant jos sieną tonuotų veidrodžiu. Namų funkciniam apšvietimui pasirinkome priglaistomus taškinius šviestuvus po 2 vienetus, taip pat suprojektavome nemažai paslėpto LED apšvietimo, o visi kiti likę šviestuvai jau yra akcentiniai. Visi namų minkštieji baldai buvo gaminami pagal individualų užsakymą, taip pat šios baltos sofos dizainas atsikartoja pagrindinėme miegamajame. Natūralaus akmens kavos staliukas yra tikroji šių namų puošmena. Vienoje vonios pusėje turime dušą bei laisvai pastatome vonią, priešais ją spintelę su praustuvu bei dideliu veidrodžiu, į kurį žiūrint matome akcentinę sieną. Maišytuvams parinkome patenkinę santechniką, nerūdijančią plieno padengimu, o laisvai pastatomi voniai parinkome maišytuvą iš grindų. Norėjome, jog kiekvienas kambario kampas būtų ypatingai gražus, dėl to atsisakėme įprasto gyvatuko ir suprojektavome šildomą sieną, ant kurios turime šios 2 kabliukus, ant kurių galima kabintis ir džiautis rankšluosčius. Mergaitės kambarys buvo įgyvendintas pagal jos pageidavimus. Mėgstamiausia šio kambario detalė yra šios frezuotos širdelių formų rankenėlės. Taip pat frezavome bangelėmis ir stalčius, o jų atidarimui parinkome širdelės formos žalvario rankenėles. Miegamajame mėgstame suprojektuoti skirtingus apšvietimo scenarijus, norimai nuotaikai sukurti. Miegamajame norėjome sukurti itin harmoningą atmosferą, tad nesiderinome prie svetainės stilistikos. Šiam kambariui parinkome šiltesnius atspalvius bei jaukesnį medžiagiškumą. Namų grindėms pasirinkome parketą vidutinio tamsumo, kurį klojame prancūziškos eglutės raštu. Prie jų derinome įleistas grindjuostes, kurios susišaukė su bepadinėmis durimis. Su jumis buvo Girstė. Tikiuosi patiko šių namų turas.
Taip pat nepamirškite prenumeruoti Intro dizainų YouTube kanalo ir jeigu planuojate įsirenginėti savo svajonių namus, kreipkitės pas mus.